XV–XVI amžius buvo didžiųjų geografinių atradimų laikotarpis. Pagrindinė priežastis skatinusi europiečius tuo metu leistis į pavojingas ir ilgas keliones buvo Europos šalių siekimas prekiauti su rytų šalimis be tarpininkų. Tiek sausumos, tiek vandens prekybos kelius su rytų šalimis tuomet kontroliavo musulmonai. Po Bizantijos žlugimo 1453 metais turkams užėmus Konstantinopolį europiečiai buvo išstumti iš prekybos su rytais. Jau nuo seno vakarų Europoje buvo nepaprastai vertinami iš rytų šalių gabenami prieskoniai – pipirai, cinamonas, gvazdikėliai, imbieras bei prabangos prekės – šilkas, kvepalai, perlas, dramblio kaulas. Šios retos prekės iš Kinijos, Indijos arba Centrinės Azijos į Europą patekdavo per artimuosius rytus – sausuma, kitaip vadinamu, šilko keliu arba vandeniu, kitaip pipirų keliu. Artimuosiuose rytuose arabai parduodavo prekes venecijiečiams ir genujiečiams. Pastarieji jas perparduodavo kitų Europos šalių pirkliams. Venecija ir Genuja iš šios prekybos turėjo didelę naudą. Tai gerokai pakėlė prieskonių ir prabangos prekių kainas vakaruose. Norint jomis apsirūpinti be tarpininkų, reikėjo rasti naują kelią. Europiečiai didžiųjų kelionių išvakarėse turėjo nemažą jūreivystės patirtį. Labiausiai patyrę buvo portugalų ir ispanų jūrininkai. Portugalija nuo XI amžiaus pradėjo iš arabų atsikovoti savo teritorijas esančias Pirėnų pusiasalyje. Nuolatiniai karai suformavo visuomenę siekiančią naujų užkariavimų. XV amžiuje portugalai pradėjo veržtis į Afriką. Plaukiant į pietus iš ilgai Atlanto vandenyno pakrantės, jie kūrė atramos punktus. Iki XIII amžiaus laivai buvo vairuojami laivo gale esančiu irklu. Vėliau irklas buvo pakeistas vairu pritvirtintu prie laivo vyrių. Šis patobulinimas leido padidinti laivų dydį. Svarbi techninė atradimų prielaida – naujo tipo laivas karavelė pradėta statyti XIII amžiuje. Karavelė turėjo 2 arba 3 stiebus. Ant pagrindinio stiebo buvo kabinama keturkampė būrė, ant kitų trikampės. Didžioji būrė, esant palankiam vėjui, užtikrindavo greitą plaukimą. Šis laivas galėjo įveikti vandenyną, gabenti daug žmonių, krovinių, karinės technikos. Kelionę žymiai palengvino kompasas, kuris vakarus iš Kinijos pasiekė per arabus. Anksčiau jūrininkas orientuodavosi pagal šiaurinę žvaigždę, tačiau esant apsiniaukusiam dangui, ji nebuvo matoma. Perversmas įvyko ir kartografijoje. Portugalai patobulino žemėlapius – portulanus. Jie buvo žymiai tikslesni už įprastus žemėlapius. Tuo metu paplito ir astrolabija, kuri palengvindavo laivo padėties nustatymą vandenyne. Didžiaisiais geografijos atradimais laikomi 3 reikšmingi įvykiai – Amerikos atradimas, jūrų kelio į Indiją atradimas bei pirmoji kelionė aplink pasaulį. Ispanijos ekspedicijai vadovavęs Kristupas Kolumbas tradiciškai vadinamas Amerikos žemyno atradėju, nes norėdamas atrasti vakarinį kelią iš Europos į Rytų Aziją, 1492 metais jis pasiekė žemynui priklausančias Karibų salas. Tuo tarpu portugalų jūrininkas Vaskas da Gama 1498 atrado jūrų kelią į Indiją. Paskutinė iš 3 svarbiausių didžiųjų geografinių atradimų yra laikoma Ferdinando Magelano ekspedicija – kelionė aplink pasaulį, 1519 metais pradėta ir 1521 metais baigta, ji galutinai įrodė teiginį, kad Žemė yra apvali, bei tai, jog vandenynai sudaro žymiai didesnę Žemės dalį nei pati sausuma. Kalbant bendrai apie didžiųjų geografinių atradimų reikšmę, galima paminėti teigiamus ir neigiamus atradimų padarinius. Teigiama buvo tai, jog įsivyravo jūrinė prekyba, buvo atrandami nauji prekybos keliai, formavosi pasaulio rinka ir buvo plečiamos mokslinės žinios.
tarkime, geografijos, astronomijos, fizikos ir mechanikos. Taip pat didieji geografiniai atradimai lėmė ir neigiamus padarinius, tokius kaip išplitusią vergovę Amerikos žemyne, Afrikos vystymosi nuosmukį bei vietinių žemyno gyventojų indėnų kultūros naikinimą.